Šį vakarą norėčiau pradėti pristatymą nuo gyvenimo, nes mus veža tikslai, mus veža svajonės, mus veža kiekvienas skaisčiai nušvitęs rytas. Tai gimstam šeimoje iš meilės, tarp mus mylinčių, šiltomis rankomis glaudžiančių žmonių. Bet kaip bebūtų keista, dažnai tas gyvenimas nusirutulioja vis į priekį iliuzijos tėkmėje, nes gimę, kai mes papuolame į socialinį žmonių ratą, tai pirmasis iš jų būna darželis. Darželyje būna šiek tiek nesmagu ir nejauku miegoti pietų miego. Ir dažnas darželinukas, greičiausiai leisite prisiminti ir savąją vaikystę savo, kad darželinukas sako savo mintise, va išeisiu į mokyklą, va ten tai pagyvensiu, va ten tai bus gyvenimas, nereikės miegoti pietų miego. Ateina metai, pirmoji klasė, kaip ir įprantam, tačiau suprantam, kad prasideda disciplinos, namų darbai, prasideda reikalavimai ir tenkinam kaip ir kitus tikslus, kitų žmonių, kurie mus kaip ir įveda į gyvenimą, tačiau patiems suvaržytiems gyventi yra pakankamai sunku. Ir tada vėl mintis, pradėsiu studijuoti, va ten tai pagyvensiu, gyvensiu savarankiškai, toliau nuo tėvų, greičiausia nuomosios, o gal ten bus ir galimybės būstą man ten įgys tėvai. Vėlgi šokiai, pokiai, vakarėliai su draugais. Bet studijos parodo tai, kad tam savarankiškam gyvenimui vis tik tai trūksta tam tikrų dalykų, trūksta dažniausiai vėlgi finansų, kad ta laisvė būtų tokia pakankamai lengvabūdiška ir saldi. Tai nieko, prastudijuosiu, kursiu šeimą, va ten tai pagyvensiu. Jau dviese vis tik tai meilė ir sujungus dvi širdis prasideda vėlgi kiti gyvenimo skoniai, įsipareigojimai. Reikia kurti gyvenimo pamatą, nes kam tyčia, kam netyčia į gyvenimą pasibeldžia mažosios pėdutės, mažosios širdutės. Ir vėlgi suprantam, kad tie mūsų finansiniai pamatai nėra stipri, nes kažkas tai imasi paskolos būstui, kažkas tai imasi darbo priemonės įsigyjimo automobilio kreditą ir taip ir toliau. Ir vėlgi susidėliojam tokias mintis, kad nebe tik mūsų svajonės, bet ir mūsų mažylių svajonės turėtų būti gyvendintos. Ir va čia tai pagyvensiu, užauginsiu vaikus, va tada tai bus gyvenimas, va tada tai jau gyvensim. Kas mums belieka, kai užauginam vaikus, darbas, tas, kuris daug Dieve mus veža ir įdomus, kurį mes mylim ir mėgstam savo veiklą. Tačiau vis tik tai tam gyvenimo skoniui dažniausiai kažko tai trūksta, nieko, vaikai užauginti, jau išeisim į pensiją, va tada tai skirsiu laiką savo, va kažką tai veiksiu savo, keliausim, žiūrėsim, matysim, o išėję į pensiją vėlgi matom, kad vis tik buvo nepakankamai pasižiūrėta, pasirūpinta ta finansinė dalimi, finansinė pusė, nes žinom savo senolius, jų finansinės situacijas, jų sveikatas, rūpestėlius kasdienius ir dažnai mūsų gyvenime yra tabu kalbėtis apie senatvę, tai yra apie ateitį, nes ji tikrai nublanksta, ji neturi pakankamai ryškių spalvų ir taip vis atrodo pagyvensiu ir ta iliuzija kaip ir baigėsi. Nors visi tikrai turim svajonių, o dažnas iš jūsų gal ir pats taip svajojate arba girdite bent jau iš artimųjų, kad žinok noriu, bet sugalvojau
Bet garsiai nesakysiu, nes tikrai neišsipildys. Tikriausiai sutiksit su manim, kad žmonės nenori nusivilti, žmonės nedrįsta garsiai svajoti, nes iš aplinkos bijo sulaukti po to kritikos ir taip toliau, kad kažkodėl tu atsimeni, tu sakei, o tai kaip tau, kodėl pas tave tam to nėra, o dėl kokių priežasčių tam dar taip neatsitiko, pameni, tu svajojai ir žmogus bijo įgarsinti, nes supras ar suvoks, kad kažką ne viską padarė, kad jo svajonė būtų pasiekta, tai yra įgyvendinta, kaip ir atostogos su šeima, kaip ir atostogos, kaip be didelių įsipareigojimų, gal ir romantiškai paplūdimyje, kaip ir norisi turėti savus namus, išmanius gal jau šiuolaikiškus namus, kaip ir norisi turėti tą darbo priemonę, būtent tokios jau kaip ir naujos komplektacijos, kad be jokių vargų, be jokių lygtais ir tų pradinių remontų būtų galima nuvykti iš taško A į tašką B ir taip toliau, ir mes svajojam ir dažniausiai atsitinka taip, kad mūsų vis tik tos svajonės pasirodo tampa atidėtomis, nes visiems šitiems dalykams, kaip bebūtų keista, ne tai, kad pritrūktų energijos, ne tai, kad pritrūktų entuziazmo, bet vis tik trūksta pinigų, nes sugalvoti ir svajoti smulkės svajonės, tai skaitykim, tai nėra taip jau gal ir įdomu, o dideliems svajonėms pritrūksta sparnų, nes vis tik pritrūksta finansinių resursų. Ir kas iš to? Suprantame, kad turime daugiau dirbti ir tenka išgirsti, kad turiu 2 darbus, turiu 3 darbus, o kažkas tai, pažįstu ir tokių žmonių, buvo užsiminę, kad turiu ir 4 veiklas. Ir savaime tikėtina, kad vis tik viena iš tų veiklų būna pagrindinė, o kitos, kaip žmonės įvardina, papildomos. Tai vėl iš tų papildomų veiklų tikisi prisidurti arba užsidirbti pinigų. Ir taip toliau pamatom, kad įninkam į rutiną, darbas, namai, kita veikla, namai, šeimai nebėra laiko, ką tai primena voverės ratą, tai primena užburtą rutiną, užburtą kiekvieną monotonišką rytą. Ir ką mes galime padaryti kitokio, kad būtent atrasti balansą gyvenime, tarp svajonių, tarp šeimos santykių, tarp laisvo laiko, tarp finansinio pasitenkinimo. Paskui būtų galima suprantama kalbėti ir apie finansinę laisvę, bet kaipgi tas balansas visose pusėse, kad būtų faina, komfortiška. Sakykit, ar pas jus yra planas? Ar turite planą, kaip pagerinti savo gyvenimą? Šiek tiek būna liūdna, kai žmonės sako, ir man ir taip gerai, tiesiog aš manyčiau, kad jie nepripažįsta, kokioje yra tuo metu bėdoje ir drąsiai nebeleidžia savo imtis veiksmų, kaip sako, praranda viltį, nors norisi juos būtent paskatinti domėtis kažkuo nauju, domėtis, ko dar nežino, sužinoti tiesiog, kas gali būti kitokio, sužinoti, kaip gyvena sėkmingi žmonės, nuo ko jie pradėjo, ką jie darė kitaip. Ir tas kažkuris gyvenimiškas istorijos pavyzdys gali ir jūs privesti prie momento, kai nuspręsite keisti savo gyvenimą. Tai šiandien aš norėčiau pasakyti, kad variantų yra ir noriu jums papasakoti apie galimybę tiesiog duoti mažą sėklą, kuri nuo to, kaip jūs ją auginsite, šildysite, puoselėsite, ateityje pakels
jūsų finansinės pajamas, suteiks jums finansinį stabilumą, galėsite dar kartą stotis, bandyti siekti savo svajonių, nesvarbu, kur jos būtų, ar jos siektų Afriką, ar jos siektų Antarktidą, ar čia tiesiog šalia aplink jūsų artimus žmonės, visiškai šalia mūsų. Tai išeitis yra šiuolaikinė elektroninė internetinė parduotuvė Global Intergold. Parduotuvė užsiema luitų, aukso luitų, pirkimu ir pardavimu. Ir mano webinaro tikslas ir yra pristatyti, kitaip supažindinti jūs su aukso luitų pirkimo sąlygomis. Tos sąlygos leidžia šiai dienai atidėti aukso luitų užsakymo mokėjimą. Internetinė parduotuvė prekiauja fiziniu investiciniu auksu tarptautinėje rinkoje, yra valdoma ir kontroliuojama kompanijos Global iGold Online Limited. Kompanija registruota Anglijoje pagal visus ES teisės aktus. Dešiniau skaidrėje matote kompanijos visus kontaktinius duomenis, juos taip pat galite surasti kompanijos internetinėme tinklapyje www.globalintergold.com. Kompanija turi reprezentatyvinį biurą Šveicarijoje ir Meksikoje, 2 biurai skirtingose žemynuose, pati veikla vyksta 5 kontinentuose, tačiau pirmasis ir prestižinis reprezentatyvinis biuras buvo įkurtas Šveicarijoje individualiems kompanijos klientų susitikimams arba tiesiog aukso luitų atsiėmimui. Ir kodėl buvo pasirinkta Šveicarija? Tai Šveicarija yra, sutiksite su manim, pati patikimiausia ekonomika, stipriausia finansinė sistema. Šveicarija yra seniausia pasaulyje veikiantis bankai ir Šveicarija yra pripažinta auksiniu pasaulio centru, o internetiniai parduotuviai tai yra patikimumo, prestižo ir solidaus verslo garantas. Kompanija pasitiki klientai iš 200 pasaulio šalių, kaip ir sakiau, iš 5 kontinentų. Klientų yra daugiau kaip 2 milijonai. Tarptautinė prekyba internetu vyksta nuo 2010 metų ir prekyba vyksta tose šalyse, paprastai kalbant, ten, kur yra internetas. Ten mes būtent galime įsigyti nuostabiųjų aukso luitų, tai auksas yra internetinės parduotuvės produktas. Per pastaruosius dešimtmečius aukso gamyba tikrai yra sumažėjusi, o tai reiškia, kad taip pat yra sumažėjęs tiekimas aukso tarptautinėje rinkoje. Centriniai bankai kaupia aukso rezervą. Auksas užima kaip ir aukščiausią, stipriausią poziciją tauriųjų metalų rinkoje ir paklausa veda prie to, kad aukso kainos kyla. Auksas perkamas ir parduodamas daugiau nei 5000 metų, auksas yra išlaikęs laiko išbandymus. Senovėje auksas buvo naudojamas žmonių kaip mainų priemonė. Centriniai bankai, kaip ir sakiau, perka aukso rezervą, tai kad apsaugoti ekonomiką kiekvienos šalies, kad apsaugoti šalį nuo infliacijos, kad stabilizuoti valiutos kursą. O mes, būtent žmonės, galim čia susikurti savo asmeninį aukso rezervą, kad galėtumėm tiesiog suvaldyti savo asmeninius finansus. Visą tai darysim su minimaliom pinigų sąnaudom. Aukso laiteliai internetiniai parduotuviai yra 999,9 prabos, jie geriausių pasaulio gamintojų. Laitelių svoris nuo 1 iki 100 gramų. Kiekvienas laitelis turi savo asmeninį kokybės sertifikatą. Jie yra sertifikuoti LBMA, Londono tauriųjų metalų rinkos asociacijos. Šioje skaidrėje mes matome 10 metų laikotarpyje aukso grafiką, kaip kyla
ar krinta aukso kaina. Ir leiskite savo įsižiūrėti žemiau apačioje grafiko pažymėtus 2008 metus. Noriu parodyti, kad visiems žinoma, lik ir jau šiek tiek anksčiau, bet vis tik neužmirštamai vykusi ekonominė krizė, tai yra sunkmetis. Tačiau grafikas demonstruoja kitus dalykus, kad tuo metu aukso kaina kilo ir aukso kaina kilo visą sunkmetį, tai iki pat 2011 iki 2011 metų antrosios krizės bangos aukso kaina buvo pasiekusi $1900 už unciją. Uncija yra 31 gramas, luitelis būtų būtent tokio svorio. Palyginkime aukso kainą. Aukso kaina nuo 2006 metų už tą pačią unciją nuo $640 šoktelėjo 2016 metais iki $1380. Kai aš pradėjau veiklą su internetinė parduotuve prieš, kaip ir minėjau, 2 metus, aukso kaina gramo siekia 31 eurą, šiuo metu yra 37 eurai. Noriu pasakyti būtent asmeninę patirtį per 2 metus, kaip pasikeitė aukso kaina. Čia mes skaidrėje matom Šveicarijos gamintojo Agur Heraeus aukso luitelius ir internetinė parduotuvė būtent tokiems aukso luitelių įsigijimams siūlo 2 įsigijimo būdus. Pirmasis, visiems žinomas, įprastas, tradicinis, kai paprastai tiesiog užėję internetinę parduotuvę registruojamės, nes be registracijos mes būtumėm tik tai kaip atėję pasižvalgyti interesantai, taip, bet mes jau kalbam apie būdus auksui įsigyti. Tai pirmasis, kai mes jau registruojamės kaip kompanijos klientas, norintis paprastai iš savo sąskaitos įsigyti už savo asmeninės lėšas aukso luitų nuo 1 iki 100 gramų už bet kokią sumą. Kitas unikalus matricinio marketingo būdas, būtent tokia matricinio marketingo programa, kuri leidžia pirkėjams nusipirkti aukso. Nusipirkę aukso mes gaunam atlygį mainais už kompanijos, tai yra jos produkto, būtent aukso luitelių, tai yra būtent tos pardavimo paslaugos reklama sėkmingų rekomendacijų atveju. Tokiu būdu mes visi čia esame internetinės parduotuvės klientai. Auksas čia įsigyjamas išsimokėtinai, susimokam avansą už 7000 eurų vertės sutartį ir po avanso sumokėjimo likutinę sutarties vertę mes toliau patys galime apmokėti savo lėšomis arba kompanija už mus apmokės likutinę sutarties vertę bonusais. Mes šiandien, kaip ir suprantate, kalbėsime apie sąlygas dalyvaujant marketingo bonusų programoje. Pristatysiu jums plačiau būtent šitas sąlygas. Kadangi auksas yra labai likvidus produktas, todėl internetinė parduotuvė Global Intergold yra sukūrusi, galime pasakyti tikrai, kad paprasta, bet kaip ir kiekvienam prieinama marketinginė programa, ji yra pavadinta Gold Set, tai lietuviškai skambėtų aukso rinkinys. Kompanija šitos programos dėka plečia savo klientų ratą, nes mes darome produkto reklamą ir būtent už parduotuvės reklamą, parduotuvę reklamuojantis klientai gauna pelningą atlygį už sėkmingas rekomendacijas. Pagal šią programą kiekvienas internetinės parduotuvės klientas gauna, tikrai patikėkit, neribotą ilgalaikį uždarbį bonusais. Mes čia uždirbam vėl ir vėl ir vėl už vieną kartą padarytą prekės reklamą. Mums šitie bonusai yra suteikti pardavėjo kaip pirkėjams. Mums tai yra būtent papildoma nuolaida
nepainiokit, gerbėmieji, tai nėra jokia akcija, o paprasčiausia nauda. Mes čia gaunam naudą. Kompanija iš tikrųjų bonusus moka tik tiems klientams, kurie perka jos produktą, kurie sudaro sutartį aukso luitų įsigijimui. Ir šie bonusai yra paskaičiuojami pagal oficialias sutarties sąlygas, kurias mes pasirašom registruodamiesi internetiniam kompanijos tinklapį. Ir jas šitam tinklapį www.globalintergold.com jūs galite pasiskaityti plačiau. Būtinai prieš registraciją pasiskaitykite taisyklės. Ir tada pasižiūrėkite, ar visa tai jums tinka. Na, žiūrėkim toliau kartu. Kam visa tai, dėl ko visa tai? Pradėkim nuo užsakymo. Jūs registruojatės parduotuvės svetainėje, suvedat pagrindinius savo kontaktinius duomenis, taip padarote asmeninį užsakymą, jums yra suteikiamas 9 skaičiukų kodukas, tai ir vadinamas jūsų ID kodas, jo pagalba vykdoma kompanijai buhalterinė apskaita, tai yra, mes tiesiog kaip ir visi esam suskaičiuojami. Kairiajame skaidrės kampe matote išankstinį dokumentą, tai yra sąskaita faktūra, už mūsų atliktą mokėjimą, dokumentas su visais juridiniais kompanijos rekvizitais, taip pat ir mūsų pateikti visi rekvizitai. Dokumentas rodo dar tokią informaciją, koks auksas, kokio kiekio luiteliai mums bus nupirkti, už kokią sumą. Ir žemiau dokumente matosi, kokią mes programą esame pasirinkę, tai tiesiog kokio dydžio padarėme avansinį apmokėjimą. Taip galime įsitikinti, kad šios kompanijos veikla yra tikrai skaidri, pagal visas sąskaitas faktūras legali, dokumentuota, visi mūsų pirkimai ir pardavimai yra suskaičiuoti. Mums lieka išsirinkti programą, su kuria norime pagerinti savo šeimos finansinę situaciją. Gal kažkas norite iš tikrųjų iš karto jau ir rimtai pradėti verslą su šita internetinė parduotuvė, o aš šiandien jums ir pasakysiu, ką turėtume daryti. Visų pirma, reikalinga padaryti 2 paprastus žingsnius, tai yra įvykdyti 2 kompanijos sutarties sąlygas. Pirmas, pagal išsirinktą programą susimokam avansą 540 €. Kalbėsiu šiandien apie vieną programą. Internetinėje parduotuvėje yra 6 programos, efektyviai, taip energingiau veikiančios yra 5 programos, šiandien pristatau vieną. O tie, kas esat naujokai, Rūta, Ąžuolos, gal dar turim ir daugiau prisijungusių, tiesiog pas savo pakvietėjus pasidomėkite ir pasiklauskite apie sekančias programas ir būtinai prisitaikykite jas pagal save, pagal savo poreikį, būtent savo. Tai pirmoji sąlyga užsakymo avansas 540 € ir antroji sąlyga, tai yra kvalifikacija, 2 partneriai, 2 tiesioginiai partneriai, 2 žmonės jūsų pakviesti ir užsiregistravę savo asmeninius užsakymus internetinėje parduotuvėje aukso pirkimui. Tie, kurie toliau su jumis tęs jūsų veiklą, o gal ir būtent verslą. Programa GoldSet Standard, tai yra pati pirmoji kompanijos sukurta programa, kuri veikia seniausiai nuo 2010 metų. Ir apie ją šiandien pasikalbėkim detaliau. Kai jūs registravotės internetinėje parduotuvėje, atlikote asmeninį užsakymą ir šio užsakymo kaina yra 540 €. Jūsų 500 € mokestis, tai yra avansas, jis užskaitomas vietai užsakymo lentelėje įsigyti. Ir 40 € yra įmamas registracijos mokestis už internetinės paslaugas. Paprašiau, mes tiesiog sakom internetinį ofisą. Sumokam avansą vieną kartą,
Vieną kartą įvykdome ir antrą sutarties sąlygą. Ta reikia padaryti, kad gautumėm atlygį. Pamenat, turite rekomenduoti pirkti auksą 2 žmonėms Global Intergold internetinės programos pagalba. Toliau šios 2 sėkmingos rekomendacijos bus visada užskaitomos vėlesniems jūsų visiems užsakymams ir būtent šie pirmieji 2 žmonės turės padaryti duplikaciją, tai yra tą patį, ką ir jūs, kad ir jie taip pat gautų atlygį. Tikriausiai suprantate, kad būtent ir tokia formulė leidžia internetiniai parduotuviai pasidauginti savo klientų skaičių, tai yra plėsti savo klientų bazę. Pati lentelė standart, jinai yra susidedanti iš 15 vietų. 15 vietų išsidėstė 4 lygiuose. Mes susimokėję avansą pagal užsakymą aukso luitams įsigyti, atsirandame lentelėje, kur 7 vietos yra visada užimtos ankstesnių kompanijos klientų, matote apatiniai 2, 3 ir 4 lygius. Taip pat tos nikais užrašytos vietos lentelėje. Pirmas lentelės lygis yra užpildomas bendromis klientų esančių jau šitoje užsakymų lentelėje pastangomis. Noriu pasakyti, kad šis verslas tikrai patikėkit manim, tai yra komandinis darbas. Ir nauji užsakymai visada yra užpildomi pirmame lygyje iš kairės į dešinę. Pildosi vietos virš to asmens, kuris jūs yra pakvietęs į šią programą. Pirmame lygyje skaičiukais pažymėtos yra 8 vietos, jos būna laisvos arba kelios gali būti kai kada jau ir užimtos ir vieną iš tų vietų gaunate jūs kaip naujokas. Kai pirmas lentelės lygis užsipildo, lentelė būtent vertikaliai skyla pusiau į 2 simetriškas lygiai tokias pat lenteles. Jūs su savo užsakymu, tai yra su savo vieta, nusileidžiate į 2 lygį. Viršuje matote, kad abiejų lentelių, kurios kaip ir būtų lyg skylė, viršuje atsiranda 8 laisvos vietos naujiems užsakymams, tai yra naujiems jūsų ateinantiems klientams. Lentelės apačioje esantis klientas, niku Tomas Kup, gauna premiją. Šios programos premija 3500 eurų aukso. Na ir vėl, paėmėm vieną iš tų atsiskyrusių lentelių, kaip pakartotinai tuo pačiu būdu, tuo pačiu principu, pirmasis lygis, turintis 8 vietas, užsipildo, jūs nusileidžiate į 2 lygį, vėl užsipildžius vietom, jūs nusileidžiate į 3 lygį ir vėl naujose lentelėse atsiradus 8 vietoms, jūs atsirandate 4 lygyje ir jūsų užsakymo lentelė būna uždaryta, tai yra valio, jums būna išmokėta premija, tai yra 3500 eurų aukso. Užsakymo aukso pirkimui pabaiga, būtent po to galutinės lentelės skilimo, fizinio aukso luitelių buvo uždirbta už 3500 eurų sumą. Pagal tos dienos esančią aukso kainą rinkoje 3500 eurų dydžių norisi kartoti ir kartoti tiesiog tą sumą buvo išmokėtas tik tada, jei įvykdote kvalifikaciją, būtent standart programoje, pasikviečiate 2 žmonės pirmame ir 2 lygyje. Jei tai jūs padarytumėte 3, 4 lygyje, jūs netektumėte dalies premijos, dalies apmokėjimo. Nieko tokio, tiesiog jūs tik tais uždirbtumėte mažiau, bet tai noriu paminėti, kad pasistengtumėm savo rekomenduotus žmonės, naujus klientus pasikviesti pagal visas kompanijos sąlygas, kaip ir yra prašoma, 1, 2 užsakymų lentelės lygyje. Ir pasiskaičiuokim, kad praėję užsakymų lentelę gavome 3500 eurų
auksų premiją. Jūsų užsakymas automatiškai buvo perkeltas į kitą, lygiai tokią pat analogišką standart lentelę, tai yra į antrą tokią lentelę. Ir kuo skiriasi antroji lentelė nuo pirmosios, antroje lentelėje nebėra būtinybės kviesti partnerių, bet galima, nes jūsų užsakymai judėtų lygiais greičiau. Ir uždarę antrą lentelę, praėję visus lygius, mes vėl uždirbame 3500 eurų auksų. Baigiam vienos sutarties ciklą. Reikia dar paminėti, kad iš mūsų premijos, iš pirmos užsakymų lentelės ir iš antros užsakymų lentelės kompanija išskaičiuoja 15% administracinį mokestį nuo jūsų atlygio, kurį skyrė iš tikrųjų lyderių programai. Tai vat čia dabar, ką aš pasakoju apie užsakymo lenteles, tai yra aktyvioji programa, marketingo programa, o yra taip pat ir pasyvioji marketingo programa, lyderių programa. Tai 15% administracinis mokestis iš vieno marketingo keliauja į kitą marketingą, tai nėra kompanijos pelnas. Mūsų nauda 5950 eurų auksų. Aišku, savaime tai priklauso nuo asmeninių gebėjimų, nuo noro užsidirbti pinigus, nuo to, kiek jums greitai seksis kviestis partnerius, kiek greitai jūsų partneriai kviesis savo partnerius. Galiu pasakyti, kad kompanija skaičiuoja savo statistikoje vidutinius tempus, tai būtent tokį vidutinį terminą nustato, kad klientams užsidirbti aukso luitų pavyksta per 3-6 savaites. Tai yra tiesiog džiugu. Na ir kokia nauda mums nusipirkus aukso per bonusų programą? 7000 eurų auksų uždirbome, minusuokime 15% mokesčio, mūsų nauda 5950 eurų auksų. Iš šios sumos prisimenam, kad reikėtų minusuoti savo avansą, nuo kurio startavom šioje programoje, tai yra 540 eurų. Ir likutis galutinė suma gaunasi 5410 eurų. Ir šią sumą padaliname iš pradinio įnašo 540, susiskaičiuojame, kad pavyko 10 kartų uždirbti daugiau nei investavome. 10 kartų uždirbame daugiau virš tos sumos, negu startavome, negu leidome savo pradėti, kaip sako, investuoti, tai yra dėti investiciją ir užsidirbti aukso luitų kartu su internetinė parduotuve. Kaip ir sakiau, kiekvienam aišku tai vyksta savo jėgomis, kiekvienam išeina tai padaryti savo tempu ir tos visos rekomendacijos jos savotiškai išsidėsto laike. Tačiau dėl ko tai sakau, nes čia visi mes uždirbam vienodai. Ar jūs pradėsit šiandien, būkit drąsūs, ar jūs dar tik tai mąstote ir galvojate, ar imtis šio žingsnio, ar aš, ar kiti žmonės, kurie jums papasakoja apie šitą galimybę, yra su internetinė parduotuvė nuo seniau, tai yra iš seniau, iš anksčiau. Mes čia visi uždirbam vienodai. Prisiminkit tą pagrindą, mes čia visi uždirbam vienodai, vienodas sumas. Na ir ką galime daryti su uždirbtų auksu, kai baigiam užsakymus, kai gaunam bonusus, tai yra premijas suskaičiuotas vienetais arba kitaip vis tiek jau aukso laiteliais, mes dažniausiai, nes tai daro 90% internetinės parduotuvės klientų, auksą parduodam atgal. Auksą galime parduoti atgal kompanijai 24 valandas per parą. Čia nėra jokių išeiginių, 7 dienos per savaitę. Visada pinigus gausite į savo asmeninę sąskaitą per 3-4 dienas. Tačiau vat ir šiandien, kaip paminėjau, kad aukso kaina kyla, galbūt ir jums iš karto vėlgi nėra reikalingi pinigai, nes turite didesnių svajonių, siekite didesnių tikslų ir norite sukaupti tiesiog didesnės sumas, tai jūs galite palikti auksą, saugoti aukso luitų saugyklose, kurios
Saugykla yra sertifikuota, atskirai veikianti nuo internetinės parduotuvės. Pats saugojimo mokestis saugykloje yra 0,1% per mėnesį, suskaičiuokim kitaip, kad per metus 1,2% nuo saugomos sumos. Jei mūsų aukso saugotų 3500, mes saugyklai mokam 3,50 €. Pigiau nebūna, patikėkit manim. Ir viskas tai vyksta dar ir su draudimu. Ir kitas kelias, jei mums tikrai reikia natūroje ir norim turėti pas save, kaupti aukso rezervą, reikia natūroje prie savęs turėti aukso luitelių, nes jį galime persisiųsti, uždirbtą mūsų auksą parsisiunčiam registruotų, apdraustų paštu per 2-3 darbo dienas. Patys savaime suprantama susimokam už šią paslaugą ir kurjeris pristato mums iki mūsų namų, tai yra mūsų nurodyto adreso durų. Dar variantas, kad auksą galime pasimti iš saugyklų patys, kaip pat ir nuvykę į reprezentatyvinį biurą Ciuriche, galime parsivežti aukso iš vykstančių renginių, tai yra iš konferencijų, kurios vyksta kitose šalyse, arba galime tikrai kreiptis į mus pakvietusi arba aukštesnį sponsorių, kuris dalyvauja tarptautinėse konferencijose ir iš ten auksą, mūsų uždirbtą auksą parvežtų mums su mūsų parašytų įgaliojimu. Noriu pasakyti tai, kad dirbant komandiškai, kai užsakymų lentelės, kai kada žmonės bijo, kurios tos lentelės turi po daugiau užsakymo vietų, po 15, po 13, būkit drąsūs, nes paprasčiausia reikia, kad jums kažkas iš sponsorių išaiškintų tų lentelių, kaip pasakyti, didesnę galimybę išvelgtų rezultatyvumą, nes visada yra dar kažkokių niuansų, kurių mes nematom. Kaip sakau, ne visada viskas yra taip, kaip atrodo. Aš čia su gerąja mintimi. Tai komandiškai, kai kuo daugiau komandos narių, tos lentelės užsidaro sparčiau, būtent juda greičiau ir taip yra garantuojamas greitesnis išėjimas į lyderių programą. O tai tiesiog yra galimybė lyderių programoje vėlgi žmonėms galvojantiems apie nuosavą verslą, nes su internetinė parduotuve būtent per lyderių programą, kaip ir minėjau, dalinamės internetinės parduotuvės pelnu. Tačiau pačios lyderių programos tikslas tai yra suteikti lojaliems kompanijos klientams galimybę nusipirkti aukso luitų internetinėje parduotuvėje, kaip ir sakiau, pasidalinti internetinės parduotuvės pelnu už pagalbą naujiems klientams, būtent tiems žmonėms, kurie ką tik įsitraukia į internetinės parduotuvės veiklą, tuos žmonės išmokyti būtent lyderio. Tikslas atskleisti naujoko potencialą. Dar noriu pasakyti, kad būtent GoldSet, tai yra aukso rinkinio programa, leidžia mums papulti į lyderių programą. Jei mes, pamenat, naudosimės internetinės parduotuvės pirmuoju būdu įsigyti aukso luitelių, tai yra tradicinių, taip tiesiog paprastai ateiti nusipirkti, kiek norisi, ko norisi, už kokią kainą norisi, paprastas pirkimas mums nesuteikia teisės dalyvauti lyderių programoje. Ir kad išeitume į lyderių programą, pasiekti pirmąjį karjeros lygį, mums yra būtina įvykdyti vėlgi kompanijos sąlygą, tai yra išvesti savo 2 žmonės į apdovanojimą, padėti jums, tai atsiprašau, jų 2 žmonėms, po 2 žmonių, po 2 žmonės, taip pat gauti apdovanojimus ir suprantama, jūs turite pats gauti apdovanojimą. Paprasčiau, jūsų 2 žmonės ir jų po 2 žmonės, taip jūs pasiekėt pirmą karjeros lygį, o ten kompanija turi numačiusi 15 karjeros lygių, kiekvienas karjeros lygis suteikia teisę gauti vėlgi prestižinės dovanas. Apie dovanas gilinkitės savarankiškai arba per sponsorius į tą informaciją, tiesiog aš jau jų šiandien nedetalizuosiu. Pasakysiu dar vieną gerą žinią.
kad ne visur tai būna, bet galime ir sustoti dirbti su kompanija Global Intergold. Kas esate susidūrę su kitais kažkokiais kitokiais arba šiek tiek panašiais tinkliniais marketingais, žinote, kad ne visur galima pasitraukti iš programų, nes tiesiog tu tada nieko neuždirbi, o čia paprasčiausia nusprendžiame ir tai galime padaryti. Tai internetiniam ofise, mūsų asmeniniam ofise, informacijos skiltyje turim tokį mažą kvadratėlį su pažymėta varnele. Jei mes neliečiam varnelės, mūsų sutartis su kompanija tęsiasi automatiškai, mes einam iš lentelės į lentelę, mes uždirbam premijas ir pasibaigus užsakymo ciklui iš antrosios premijos, jeigu mes iš antrosios užsakymų lentelės, jeigu kalbam apie standart programą, mūsų iš antrosios premijos dalis sumos, tai yra 540 eurų, bus reinvestuoti ir perkelti atgal į programą. Tai yra vėl gauname galimybę uždirbti, tačiau jeigu atspaudžiam varnelę, būtent pabaigę užsakymą, internetinės parduotuvės kompanija, tai yra administracija, supranta, kad mes norime pasitraukti iš programos, nes varnelė atspausta, mums išmoka premiją ir taip pat mes susigrąžinam pirmąjį įnašą, kuris yra irgi taip pat mums išmokamas. Tačiau aš suprantu ir įsivaizduoju, bent jau, kad dažniausiai įvykdė visas kompanijos sąlygas, mes norim čia susikurti pastovias pajamas. Jūs tiesiog drąsiai apie tai galvokite, kad veikla tęstusi, kad jūsų verslas tęstusi su internetinė parduotuvė Global Intergold. Tai yra dar daugiau žmonės, būtent tie, kurie tęsia bendradarbiavimą su kompanija, pastoviai daro naujus užsakymus, nes yra sunku nutilėti, kai kiti pastebi, kaip keičiasi tavo gyvenimas, kaip keičiasi tavo akių spindesys. Na, nesakau, kad čia kažkas wow, bet patikėkit, žmonės gyvenimus keičia netgi tikrai kardinaliai. Tai tie žmonės, kurie tęsia bendradarbiavimą su savo užsakymais, jie seka iš paskos tų žmonių, kurie juos pakvietė. Tokiu būdu tie žmonės, tai yra jūsų rekomenduoti asmenys, kuriuos jūs pakvietėt, visada eina iš paskos jūsų ir taip užsakymai kartojasi. Mes čia susikuriam savo komandą. Pinigus uždirbam kartu, užskaitykit to žodžio pinigus uždirbam kartu, nes aš jau sakau pinigus, nes šiaip uždirbam aukso luitus. Tačiau, kaip ir minėjau, 90% internetinės parduotuvės klientų parduoda auksą ir pasiema savo pinigus, tai yra ta valiuta, kokioje šalyje jie gyvena. Mes čia tiesiog dalinamės patirtim, savanoriškai, geranoriškai pasakoju jums, kaip vieną dieną man žmonės padėjo nusipirkti aukso, šiandien noriu padėti jums. Tai kažkas ir jums arba jūs kažkam padedam nusipirkti auksą. Taip norisi nupiešti didelę šypsenėlę skaidrėje, nes pagalba. Paprasčiausia dalinkimės šitą gerą žinią. Tai yra dar tiesiog vienas tas, atrodytų tikrai paprastas ir nuostabus dalykas, nes čia tą galėtų daryti kiekvienas, kas turi internetą, nes šiek tiek jis vis tiek yra reikalingas. Verslas darosi prieinamas kiekvienam, verslas prieinamas bet kuriame pasaulio kampelyje. Ta laimė jūs gali aplankyti bet kur ir bet kada. Na, o iš verslininkų, bet nebūtinai iš jų, dažniausiai tikrai ir iš paprastų žmonių išgirsti klausimą, kokios garantijos. Na, kokios garantijos? Tiesiog sakau, rizika nulinė. Negali būti, sako, taip tikrai negali būti. Tai išvardinčiau tai, kad pradėkim nuo pirmojo punkto, kalbant apie auksą. Auksas tai yra turintis metalas pastovią paklausą. Auksas
šiandien dienai be jo negali apsieiti nei energetika, auksas nanotechnologijose reikalingas, auksas medicinoje, auksas chemijoje, auksas juvelyrikoje, auksas laikrodžių pramonėje, nes už pirmą lyderystės lygį yra kompanijos įteikiamas paauksuotas laikrodis su Svarovskiais, auksas aviacija, auksas išmaniuose technologijose, mūsų telefonuose irgi yra šiek tiek auksa. Tai tiesiog, apie auksą, manau, čia nėra kaip be išsiplėsti, jis visada turintis savo vertę. Auksas niekada neišeina iš mados. Kitas punktas, tai kad klientas savo uždirbtą auksą visada, bet kada pagal sutartį kompanija įsipareigojo, kad visada iš mūsų superka, tai mes galime parduoti auksą atgal kompanijai. Pabandykite tikrai gyvenimišką kažkokią situaciją, kažką esate pirkę internetu, kokią tai prekę po metų, po kitų sumaščius, kad jums nebereikia parduoti savo tai internetiniai parduotuvai, iš kurios pirkot, pabandykite gražinti. Kažkaip tai nelabai manau, kad jūsų prekę priimtų toj internetinė parduotuvė atgal, nes ten gal net iš vis nebebus ir tokio asortimento, priklausomai koks ten tas prekių spektras, taip. Tai kadangi čia vienintelis produktas, kompanija dirba, specializuojasi auksų luitelių pirkime ir pardavime, iš mūsų auksą nupirktų ir po metų, ir po antrų, ir po trečių, jeigu mes auksą laikėm, o po to nusprendžiam parduoti, nes aukso kaina pakilo, o mums, kaip ir prieinant link savo svajonės artin, prieinant link savo užsibrėžto tikslo, reikalingi pinigai, reikalingi eurai, tikrai patikėkit, bet kada auksą iš jūsų nupirks ir pinigus perves į jūsų nurodytą asmeninę sąskaitą, į jūsų asmeniškai nurodytą banką arba tiesiog kortelę. Čia skaidrėje matote Šveicarijos banko debetinę kortelę First Swiss Cards, Mastercards debetinę kortelę. Ji yra anoniminė ir konfidenciali, užkrytas žodis. Ir tikrai be jokių problemų su šita kortele galėsite pinigus išsigryninti kiekvienam bankomate ar atsiskaityti su jie jums patogiam apsiperkamajam prekybos centre. Kita sąlyga, kad klientas bet kada tiksliau gali nutraukti savo sutartį pagal vartotojų, ES vartotojų teisės, vartotojų įstatymą, nepraėjus 14 dienų vartotojas nutraukė sutartį, net nepaaiškinęs būtent priežasties ir atsiema visus savo sumokėtus eurus už programą, visą sumą. Kita sąlyga, kad kompanija garantuoja, kad klientas bet kuriame užsakymo lentelės, užsakymo programos, būtent lygyje, gali primokėti trūkstamą sumą, jei jūs čia iš tikrųjų atėjote nusipirkti, įsigyti aukso, norite kurti savo aukso rezervą ir būtent taip anksčiau baigėte užsakymą marketingo programoje. Kompanija dar garantuoja klientui, kad net nepadarė kvalifikacijos, mažakas, gal neįvertinot savo gebėjimų, gal tiesiog patingėjot, gal nebuvo laiko, bet nepadarėte kvalifikacijos, tai yra neatvedėt, nerekomendavot dviejų žmonių, kurie nepirko aukso iš kompanijos. Kai jūsų užsakymo lentelė eis į pabaigą, tai bus 4 lygyje ir užsakymui priklausytų premija, savaime suprantama, premijos nebus. Tačiau jums bus sugrąžintas jūsų pradinis įnašas, visa suma, nuo kurios pradėjote. Apačioje skaidrės ir matote būtent seką, kad visų pirma mums reikalingas kompiuteris, padaryti registraciją aukso luitų užsakymui. Mes įsigijame pagal programą aukso luitų, kuriuos mūsų sprendimu vežimėlis parodytas ar ne, parduodam elektroniniai parduotuviai, internetiniai parduotuviai atgal ir gauname eurus, kuriuos mums perveda į mūsų banką
šioje mūsų valstybėje ar kitoje, bet tai svarbiausia turėtų būti jūsų asmeninė sąskaita. Na ir kas čia kitokio, kaip matote, kad čia nieko nereikia pirkti kas mėnesį. Avansą susimokame vieną kartą ir 2 rekomendacijas padarome vieną kartą. Nieko nereikia pardavinėti. Kai aš žmonėms parodau auksą, kokį turiu, kad jis tikrai yra fizinis, kad jis yra nevirtualus, kad aukso luiteliai tikrai realiai egzistuoja. Kai kas pagalvoja, kad aš juos pradėsiu siūlyti, tai yra pardavinėti, sakau, ne, gerbėmieji, net nesulauksite šitos užuominos, nes jūs norėsite iš manęs nupirkti pigiau, o aš visada už gerą kainą, už rinkos kainą galiu parduoti atgal internetiniai parduotuviai. Tai mes čia aukso nepardavinėjam. Nereikia samdyti darbuotojų, nereikia jų papildomai kaip ir motyvuoti, nes kai kas čia padaręs rekomendaciją, tai yra prareklamavęs internetinę parduotuvę, pasitraukia iš tos veiklos ir tiesiog tik tais laiks nuo laiko seka, kaip pildosi jų užsakymų lentelė ir kiek greitai jie gaus premiją. Nėra sandėliavimo, nes auksas tokia prekė, kad daug vietos tikrai neužima, jeigu ją ir kaupiam ir turim savo. Nėra užmokesčių už pakviestus dalyvauti draugus. Čia tikrai patikėkit, nėra viršininko, nes jei mes jau bent kūrėm savo komandą, tai visi komandiškai, draugiškai, savaime suprantama tie, kurie nori, prisijungiam prie veiklos, prie informacijos sklaidos, prie reklamos, prie brošiūrų, lankstinukų ir taip toliau, prie tiesiog veiklos organizavimuose. Čia niekada nebūna pirmadienio, nes nėra ir žadintuvo, jūs pats planuojate savo darbo laiką, jūs pats planuojate darbadienius, kada ir kokiu metu norėsite susitikti su savo pažįstamais, bičiuliais ir artimaisiais, kuriems galėsite papasakoti, ką šiandien gero išgirdote naujai, o kažkas tai gal tiesiog užtvirtinote žinias. Ir apibendrinkim būtent užsakymą GoldSet Standard, tai programa pagrindinė, viena iš pagrindinių, nes yra 3 programos, skaidrės šiek tiek žemesnėje dalyje matote išryškintas ir pabrauktas programas, tai yra jų pavadinimus, tai pagrindinės programos yra Pro, Standard ir Goldline, jos išveda klientus į lyderių programą. Paruošiamosios programos yra Smart ir Multicards, tai GoldSet pagrindinė Standard programa, jos avanso suma yra 540 €, sutartis susideda iš 2 užsakymo lentelių po 15 vietų. Jūs visada galite registruotis vienoje programoje, tačiau išdrįskite pasvarstyti, pagalvoti, pasistrateguoti arba pasiplanuoti dalyvavimą, gal ir kartais šalia kitose programose, nes dėl ko tai sakau? Paprasčiausiai žmonės neleidžia savo pasvarstyti arba nesuvokia, kad vienu metu galime dalyvauti keliose programose. Tačiau, žinant ekonominę situaciją, nėra dar liktai kalbama tik apie sunkmečio atėjimą, nėra šiandien dienai taip sunku, bet yra visai paprasta ir produktyvu. Pradėjus nuo vienos programos, gavus premijas, investuoti ir šalia įsigyti kitas programas, kad jūsų tiesiog finansiniai pamatai sustiprėtų. Iš programos į programą, į kitą, į sekančią, į trečią ir pamatot, kad dalyvaujate visose programose, nes pasakysiu paslaptį, 2 pakviestieji žmonės, antroji sąlyga reikalinga tokia pat visose kitose programose, skiriasi tik tai avansinė suma. Tai jūsų 2 pakviestieji žmonės lygiai gali būti ta pati užskaityta kvalifikacija ir kitose programose. Taip, kad domėkitės, rinkite žinias, nes jūsų registracija visose programose yra su vienu ID numeriuku, jūsų struktūros taškai, lyderių karjeros vienetai sumuojami visada nuo visų užsakymų lentelėse. Pats kompanijos tikslas, kaipgi čia apie jį neužsiminus, tai tikrai pakankamai solidus,
globalus, elitinis, nes kalbam apie istoriją, kalbam apie planetą, kad kompanija siekia atgaivinti teisėtą istorinį planetos turtą, nes vis tik tai jis yra ir limituotas, taip, tai nėra paprasta. Kompanija siekia šitą visą tauriųjų metalų žaliavą padaryti prieinamą visiems žmonėms. Pats bendrovės tikslas yra išsiplėsti rinkoje investicinio aukso luitelių pardavimams, o mūsų kaip klientų tikslas būtent gauti kompensaciją, tai yra gauti nuolaidą aukso įsigyti naudingai, o nuolaida siekia net 80 su virš procentų, 80-82 procentus nuo aukso kainos rinkoje, o mums reikia tik tais padaryti mainus, tai yra reklamą, skatinti paslaugą. Taip kompanija mūsų pagalba plečia savo klientų bazę ir viskas, įsivaizduokit, tai vyksta ne čia šalia panosėje, o globaliai visame pasaulyje žmonės dalinasi šiomis žinomis, žmonės naudojasi šią puikia internetinės parduotuvės sukurta galimybė ir netgi parduotuvė kviečia lojalius, aktyvius klientus dalyvauti pelno paskirstime. Tai mūsų kaip klientų tikslas toks irgi platus. Na ir žymus žmogus, Erikas Marijus Remarkas yra pasakęs, kad pinigai būtent tai laisvė pagaminta iš aukso, o kažkas pasakytų, kad ir ne piniguose laimė, bet vis tik tai nesupykit, tikrai jų kiekyje ir tai yra svarbu mūsų tikslams ir svajonėms, kad mūsų tie tikslai ir svajonės nebūtų atidėti, nes daugelis žmonių masto, galvoja, ką galėtų, kaip galėtų, tai duok Dieve, kad galvoja, kaip čia gyventi geriau, kaip čia gyventi kitaip, kokiųgi čia reikia asmeninių savybių turėti, tai drąsiai žmonėms ir aš užsimenu apie tai, kad reikia turėti tik tais noro ir drąsos žengti žingsnį, nes internetinė parduotuvė Global Intergold mums suteikia pakankamai didelės galimybės, jos yra tikrai be ribų. Kompanijos paruošta unikali verslo sistema, pats marketingas, imkite ir naudokite, jis yra paprastas, nemaišykim. Marketingas paprastas, darbas nesakau, kad yra paprastas, nes pasikviesti 2 partnerius, kurie padės jums uždirbti, o jūs taip pat padėsite jiems susirasti jų partnerius ir įvesti šitą veiklą. Ta veikla, surasti žmonės, tai gal ir nėra paprasta, bet pats marketingas pateiktas labai paprastas. Verslo sistema sukurta tobula ir nebeišradinėkime dviračio, tik tais imkimės nuoseklaus veiksmo. Yra tam sukurta nemokama mokymų platforma For People, ten atitinkamai pateikiama daug medžiagos, būtent naujokai užeina, susižiūri, pasiskaito, pasižiūri video, sukurtus rolikus ir filmukus ir šiaip, saviugda, savarankiškas informacijos pasirinkimas yra tik sveikintinas, nes vėlgi mes čia patys augam ir tobulėjam, dirbdami su solidžiu produktu, tikrai gera net nosį viršų užriesti, kad prekė elitinė, taip, produktas elitinis, kurį mes įsigyjam, mes jo net nepardavinėjom, o tik tai sakom, kad mes patys atlyginimą gaunam auksu. Produktas neturi analogų, visada yra paklausus, kaip ir sakiau, niekada neišeinantis iš mados, o internetinė parduotuvė tiesiog neturi konkurentų. Neturi. Prie to nebeturiu net ką pridurti, nes tos visos galimybės internetinės parduotuvės vėlgi kiekvienam leidžia surasti to, ko norisi mums, ar mums norėtųsi laisvo laiko. Tai šiek tiek padarė kelius žingsnius, prašom, jūs jo įsigijate, nes vėlgi turimas kapitalas, turimi finansai leidžia planuotis darbus kitaip.
norite savyraiškos, norite dalintis su žmonėmis gerą žinią, prašom. Tai tiesiog įsiklausykit į savo mintis, kad patys sužinotumėt, ko jums reikia, ko jums norisi, ko jums reikia, nes nuo šiokios tokios mažos pakankamai investicijos mes galime išeiti tikrai į solidų, orų, geresnį gyvenimą. Nesvarbu nuo amžiaus, pamenat, pradžioj prezentacijos pasakojau, kaip nuolatos gyvename iliuzijoje. Tai kuriam jūs dabar esate gyvenimo etape, ta diena yra šiandien, kai jūs šiandien pasirenkat ir pradedat veiklą su internetinė parduotuve Global Intergold, nes tiesiog tai yra nuostabus pasirinkimas, tai yra jums geresnė ateitis, jūsų geresnis gyvenimas, tik įsiklausykite patys į save ir savaime suprantama į čia pateikiamą informaciją. Tai kaip ir pristatymas baigtas, aš tikrai tikiu, kad čia unikalia galimybė susikurti ar tai savo verslą, ar tai kurti veiklą, tiesiog kuri leidžia uždirbti aukso, kuri leidžia užsidirbti pinigų. Tikiu, kad jūs jie pasinaudosit šitą galimybę ir prisiderinsit savo, tai kalbėkimės, nes turite klausimų, jų laukiu.